Sveiki visi. Tai pamėginsiu šiandien parodyti savo tikrosius darbus. Galiu ir šiek tiek parodyti. Pradėjau rinkti virtuvę. Čia dar statysiu šitos spintelės čionais, kai atsiras stalviršis. Virtuvės fasadai reikės biškį apsitvarkyti, nes atvažiuoja būtinė technika, tai reikia pasidaryti vietos. Taip pat, kadangi turim stabdį su virtuvė, tai čia bus prieškambario spinta. Tai šiandien mes nuo jos ir pradėsim. Kadangi, kad nestotų darbai, tai reikia pradėti kitus darbus. Tai va čia ir pabandysim, pajungsiu turbūt timelapsą. Ir pradėsim montuoti prieškambario spintą. Dar laukia drabužinė. Čia bus drabužinė. Kol kas patalpa užkrauta, bet nieko tokio. Atsikrausim, pasidarysim. Ir bus galima viską sukrauti jau į drabužinę, į spintą. Tai ką, nieko nelaukiam, čiumpam darbus. Ir renkam spintas. Dažniausiai renku spintas objektuose, vien dėl to, kad tilptų į autobusiuką. Nes kai surinktas vežė, tai gausdas keletą kartų vežti. Tai atsivežu išardytas, susirinku vietoj. Turiu tokius kilimus guminius, juos pasitęsiu, nors dažniausiai grindys būna ir uždengtos, bet vis tiek, kad apsisaugot darbo zoną, pasitęsiu guminius tokius. Jeigu netyčia kas nors nukrenta ar kažkas, kad neliktų jokių įspaudų, įbrėžimo ar dar kažko grindyse. Tai apsisaugoju ir save, ir žinoma klientus. Tai ką, tiek, jungiu timelapsą ir žiūrim, ką mes čia šiandien padarysim. Yeah, you thought you had me, right? Time to wake up. I'm not your secret no more. Na va, spintos vieta paruošta. Tai prasipjausim kartoną, atsiversim duris grindis, kad matytųsi grindis, statysim viską tiesiai ant grindų, jokio kartono, tai prasipjaunam, nusiemam, prasisiurbiam, įsisiurbiam taip pat ir čia visur, nes iš lauko neša akmenukai viskas, tai žodžiu, kad jų neliktų, visur viską reikia prasisiurbliuoti, tiesim kilimus, pradėsim surinkinėti. Tai susiramščiau sienas, šiaip niekur tokių dalykų daryti negalima, bet čia su klientais yra viskas aptarta, sienos nėra dar dažytos pilnai, jos dar dažysis, tai jokių problemų neturėtų būti. Dažniausiai remiam taip į langą, jeigu reikia susiramstyti, jeigu būna daug baldų, bet kadangi čia dar nėra dažyta normaliai, tik tais prašpakliuota, gal iš vis net pirmo sluoksnio nėra, nežinau tiksliai. Tai žodžiu, tikrai galima drąsiai remtis ir tai pasidaryti vietos. Tai va, čia mūsų koridorius, prieškambario koridorius, kas kaip nori tas tai vadina, koridorius ar prieškambaris. Manau, daug esmės čia nesudaro. Tai pradėsim surinkinėti, siurbiam ir pradedam rinkti. I always knew you were weak by the way you tried to please. Put my name in the dirt before you got on your knees. Now you trying to make me jealous, posting pics for me to see. You're desperate for a mention, you need to pay a fee. My aura bomb just like a new face card, never declines, never glow up so bright. It's like I'm lit up by 100 signs. Try this rap thing is a game, but winning is my real design. I want this one and that one, both the bands in the new shrine. Give me that black on black on black on black on black. I'm not your secret no more. Ooh, I'm not your secret no more. Yeah. I'm not your secret no more. Ooh.
no more. I'm not your secret no more. Ooh, I'm not your secret no more. Yeah. I'm not your secret no more. Ooh, I'm not your secret no more. I'm not a secret no more. I'm not a secret no more. Hello? Na tai parodysiu, ką čia man pavyko padaryti. Surinkau 3 spintas. Dar bus antrasolės. Čia tos juostos, nežiūrėkit, ne per trumpos. Jos pasikels. Aišku, liks tarpelis. Visą laiką palieku šiokį tokį tarpelį. Nuo 2 iki 2,5 cm priklausomai nuo lubų aukščio. Jisai gana solidžiai žiūrisi. Žinoma, aišku, jeigu klientas nori, tai leidžiam iki pat lubų. Bet vis tiek lieka šioks toks tarpelis vien dėl montavimo. Taip pat priklauso ir šviestuvai kokie būna, ar ne. Tai yra, aišku, daug dedamųjų. Ką, belieka dabar susireguliuoti pagal gulšiuką, kad stovėtų lygiai. Tada susisuks viskas medvaršiais ir bus vientisas baldas. Nebus jokių tokių iškilimų. Susireguliuos, bus pasaka. Čia dėsis bėgeliai vienoje ir kitoje pusėje. Tai bus 2 stalčiai, čia bus 3 stalčiai, 2 didesni ir vienas apačioje. Tai čia batų, čia irgi batų. Čia tiesiog lentynos. Čia pakabinimo kortelės. Čia pakabinimo kortelės, čia vėl lentynos, antrasolės irgi po lentyną. Tai ką, žiūrim toliau ir matysim, ką mes dar pririnksim, primontuosim. Ką, pradėsim rinkti antrasolės.
Ką, pasistatom lazeriuką. Lazeriukas irgi jau toksai gyvenimo matęs. Iš kiniečių, bet puikus, veikia gerai, bet suskilęs. Numečiau, reiktų parsisiųsti tą stikliuką, keičiasi. Jo, tai čia mes turim taip, ne? Čia taip turim, o čia turim. Dar kilstelt reikia. Kažkaip taip, dar šiek tiek. Nu, įrankiukas. Toksai. Matosi. Kablys toksai. Ir sau kilnoji. Biški čia. Pinur pakeli, pinur paleini. O, detalės gaunasi lygiai. Vos ar neprasikeičia, bet jas sukant sulyginam ir viskas gaunasi puikiai. Aišku, prisistatė šitų kūbų dabar, neina kaip prasisukt, bet visur lazeriukas. Kojelės galiu parodyti, kokias naudoju. O, Hetiko. Įsideda tokia dalis. Ir su ta rankena reguliuojasi. Na ką, sukam varžtus, jungiam tarpusavį. Tai gal įjungsiu timelapsą. Ne? Yeah. You thought you had me, right? Time to wake up. I'm not your secret no more. I'm not your secret no more. Yeah. I'm not your secret no more.
not your secret no more. Nah, nah, nah. I'm not your secret no more. I'm not your secret no more. Yeah. I'm not your secret no more. I'm not your secret no more. Nah. Silly boy, check your phone, see me on your timeline. Even though you cut me off, I'm still the headline. Tai štai, karkasas surinktas, nepilnai, nes trūksta vidinių dalių. Bet jau viskas savo vietoj, išgulšiuota, viskas persukta. Viskas kaip ir tenkina mane, vaikas puikiai, viskas gerai. Tai kokių iššūkių buvo? Tai iššūkis buvo vienas, sulaužiau raštelį. Besukdamas, begręždamas tiksliau, sulaužiau raštelį, bet planas kaip ir pavyko. Karkasas pastatytas į savo vietą. No more, yeah, yeah, yeah. I'm not your secret no more. I'm not your secret no more. Nah, 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 nah. I'm not your secret no more. I'm not your secret no more. Yeah, yeah, yeah. I'm not your secret no more. I'm not your secret no more. Nah, nah, nah. I always knew you were weak by the way you tried to please. Put my name in the dirt before you got on your knees. Now you tryna make me jealous, posting pics for me to see. Picture desperate for a mention, you need to pay a fee. My aura bound just like a new face card, never declines, never glow up so bright. It's like I'm lit up by 100 signs. Try this rap thing is a game, but winning is my real design. I want this one and that one, both the bands in the new shrine. Give me that black on black on black on black on black. I'm not your secret no more. I'm not your secret no more. Yeah, yeah, yeah. I'm not your secret no more. I'm not your secret no more. Nah, nah, nah. I'm not your secret no more. I'm not your secret no more. Yeah, yeah, yeah. I'm not your secret no more. I'm not your secret no more. Nah, nah, I'm not a secret no more. I'm not a secret no more. Hello? I'm not a secret no more. I'm not your secret no more. I'm not your secret no more. I'm not your secret no more. Yeah. Na va, tai spintos vidus baigtas, sąlyginai. Berinkdamas supratau, kad trūksta begelių. Tai aišku, mane prieš tai dar buvo informavę, bet buvau jau pamiršęs. Tai trūksta 3 begelių, dėl kurių negaliu įdėti stalčių 3. Bet faktas, kad jie bus, viskas bus įdėta. Ir štai mano ir projektavimo brokelis. Tai viskas, kas spintos viduje, dažniausiai būna tos pačios karkasinės spalvos. Tai šiuo atveju matot stalčius, kurie yra fasadinės spalvos. Bet čia maža problema. Dabar aišku paliksiu taip. Bet klientam faktas jau yra ir pasakyta. Ir bet kokiu atveju šitą dalyką aš perdarysiu, kad būtų viskas iš tos pačios karkasinės spalvos pilkos. Taip pat esu ir suklydęs su tais 3 stalčiais. Tai tik vienas iš jų yra pilkos spalvos. Su pilkos spalvos priekeliu. Visi kiti tokio vat kašmyro kremo, kaip čia pasakyt. Kašmyrinės plokštės. Ar kreminės. Čia žodžiu. Detalės. Tai va. Tai daugiau kaip ir viskas apsirinko. Reikia įsisiurbti viską. Visus trupinukus. Po spintą irgi lygiai taip pačiai. Ir uždėti plintusą. Ir kabinsim duris. Tai va. Reikia pasižymėti savo, kad trūksta begelių, nupirkti rankenas ir tiek. O fasadus pakeisiu su kitu projektavimo objektu. Kai kitą projektą projektuosiu, tai tiesiog įtrauksiu į tą patį užsakymą, kad pagaminti
viso keturis fasadėlius. Nu, tai kaip ir gerai, ką mes čia turim, be 5 pirma ir jau spinta kaip ir baigta. Nedaug dar lieka. Suka benduris, sureguliuot, sudėt amortizatorius, tokius bumperiukus, kad nebūtų tokio plokštė garso, kai užsidaro duris. Čia įdėsim ribotuvą, kad kai duris atsidaro, nes duris atsidaro 110 laipsnių, tai čia turėtų pavyzdžiui viską viršus trenktis. Tai įdėsim amortizatorius, ribotuvus tiksliau, kas neleis durim atsidaryti 85 laipsniais tada atsidaro. Tai neleidžia trenktis į sieną. Čia gerai, čia automatiškai lygiai su siena, tai duris tiesiog laisvai darinėsis. Ir tiek. Tai va, ką žiūrim toliau. Dabar jau gal tiesiog už kadro padarysiu visas tas duris ir paskui jau parodysiu galutinį rezultatą. Na ir štai turim spintą. Susidėjo duris, šių laikų madingiausios rankenėlės. Tai va, kaip ir sakiau, duris turi ribotuvus, neleidžia atsidaryti. Lankstas daugiau, kad neatsitrenktų sieną. Nes va matot, kaip verčiasi, kaip užsivertinėja duris. Jeigu taip stovėt tiesiai, tai daug atsidaro. Aišku, yra lankstai, kur dar daugiau atsidaro. Maždaug duris taip tada stovėtų, atidarytos. Bet čia pilnai tokių užtenka, kolidorius praėjimas gan erdvus. Siaurose patalpose dažniausiai naudojama tokie dalykai. Na, aišku, kažkas naudoja tiesiog, standartiškai gali būti, bet čia nuo baldininko irgi priklauso tie dalykai. Ir faktas nuo kliento, jeigu jam netyčia reikėtų erdvės ar dar kažką pasakyti, automatiškai pakeiščiau. Bet standartiškai eina šitie lankstai. Naudoju visur bliumo mechanizmus. Man kaip ir patogiausia. Aišku, ir hetikas labai konkurencingas. Visur sudėti va tokie amortizatoriukai. Tai duris, kai užsidarinėja, tai nežinau, girdisi ar ne, bet labai švelniai. Va. Visokiausių rūšių. 3 mm, 1,5, 2 yra, 0,5 nežinau ar yra, gal visa gėrybių dėžutė. Na va, tai jeigu įsivaizduokite, jeigu būtų spinta giliau nišoje ir reikėtų atidaryti duris ir būtų tik tai tokia juostelė, tai duris iš karto trenktųsi į sieną. Tai va, įsivaizduokim, kiek reikia, kad atsidarytų duris. Kokios plačios juostos. Nu, tikrai plačios reikia juostos, kad viskas funkcionuotų. Bet jo, nededam tokios čionais būtent. Čia kol kas užteko būtent tokios. Tai duris vienoj plokštumoj.
Siena irgi lygiai gražiai. Biški paskęsta spinta, bet aš taip ir norėjau. Nu, mane vaizdas tenkina. Manau, tenkins ir klientus. Tai va, beliks tik tais rankenos, stalčių fasadai ir begeliai. Tai tiek su šitą spintą. Reikia padaryti plintusiuką, reikia uždėti. Neuždėtas dar.